Revo būtų regeneracinė terapija, kuomet yra paimamas žmogaus kraujas arba žmogaus kaulų čiulpų, išskiriamas tam tikros medžiagos, tai būtų ar tai trombocitų masė, ar tai būtų kamieninės ląstelės ir kurios suleidžiamos į pažeistą vietą. Tai gali būti sąnarys, gali būti pažeisti raiščiai ir tokiu būdu yra skatinamas natūralus audinių atsistatymas. To pasiekoje galima išvengti operacijos arba, sakykime, kuomet būna blogi rezultatai. Po operacijos vėlgi skatinama natūraliai atsistatyti audiniams, kurie yra pažeisti, kaip sakiau, sąnaryje ar raištyje, ar tiesiog tai gali būti netgi ir po traumos. Lygiai taip pat tokiu būdu galima sustabdyti dilimo procesą ir netgi kai kuriais atvejais išvengti, sakykime, tokios didelės operacijos kaip protezavimo operacijos, sąnarių keitimo. Šiai dienai medicina yra labai toli tikrai pažengusi ir ypač dabar, kaip sakykime, viskas vystosi visiškai nauja kryptimi. Ne tai, kad pakeisti kažką tai, o atstatyti tai, kas buvo. Ir jau tokios, sakykime, galimybės jos ateina. Ir jeigu imti operaciją ar, sakykime, gydymą regeneracinė medicina, vis daugiau yra linkstama į tai, kad gydyti regeneracinę mediciną. Imkite po operacijos sąnario protezavimo, žmogui gydymas užtrunka tikrai 3 mėnesius, pusę metų, kartais ir ilgiau. Atlikus regeneracinės medicinos procedūrą, žmogus visiškai neiškrinta iš gyvenimo, jisai išlieka darbingas. Taigi tokiu būdu, jeigu imti mano praktiką, atlikta yra daugybė chirurginių operacijų ir matai, kad ne visą laiką tie rezultatai yra geri. Tie žmonės vis grįžta ir grįžta ir grįžta, ir tu skėsčiuoji rankomis, nežinai, ką toliau daryti. Tai va, sakykime, kai dabar yra galimybė atlikti gydymą be operacijos, tai iš tikrųjų atveria didelės galimybės, kad galima stabdyti tą procesą. Rezultatai iš tikrųjų yra labai neblogi ir galimybių yra tikrai labai daug. Tai yra paimamas irgi lygiai taip pat, tai ar tai kraujas, ar tai kamieninės ląstelės iš kaulų čiulpų ir viskas atliekama yra laboratoriniu tikslumu. Praktiškai galima sakyti, tai yra rankų darbas, kuomet dirba technologas ar gydytojas, kuomet tiksliai labai mililitrų tikslumu yra atskiriamos medžiagos, kurios reikalingos. Mes turime laisvas rankas ir galime, sakykime, jeigu tai reikia suleisti į sąnarį, gaunam labai koncentruotą masę. Jeigu reikia suleisti į raiščius ar į kitą pažeistą vietą, mums reikia mažesnės koncentracijos, mes tokius dalykus galime padaryti, gauti ir naudoti. Visa technologija iš tikrųjų jinai išdirbta ir jau praktiškai beveik dirbama jie 20 metų, tai yra Amerikoje. Europoje jinai atėjo turbūt prieš kokią 10 metų ir mano kolega Šveicarijoje, iš kurio irgi lygiai tą pat mes tą technologiją išmokom, pritaikėm savo klinikoje. Kolega buvo atvažiavęs ir pas mus, mokino ilgą laiką iš tikrųjų. Ir va tą technologiją pasaulinio aukščiausio lygio mes galim duoti savo pacientam.